Taigi, einam toliau dar šiek tiek apie tokių išviešinimų atvejus. Išviešinimas ufologijai, kuris anksčiau buvo suprantamas tik tai asmeninės iniciatyvos prasme. Buvo paminėta tokia Stephen Gray iniciatyva galinga, kuri vyko 2001-2007 metais, buvo surinktos konferencijos Vašingtone National Press salėje, jeigu netiksliai atsiminsiu pavadimą, bet labai prestižinėse vietose. Galybė žurnalistų ir tiesiog keletą valandų yra video medžiaga, galima laisvai pamatyti, kur žmonės iš įvairių karinių sluoksnių, iš rimčiausių institucijų išeina ir pasakoja, deklaruoja tai, ką jie slėpė, ar buvo priversti slėpti ilgus metus ir dešimtmečius, jie kalba apie užslėptas technologijas, apie visus tos sunkiai talpinamus į galvą reiškinius. Bet vienas iš pirmų tokių atvejų, kai žmogus grinai savo kailiu patyrė visą aštrumą to, kai jis išėjo ir pasisakė, tai buvo Bob Lazar. Kaip bežiūrėtų jį, jis išliko, aišku, kontroversiška asmenybė iki šiol, ne asmenybė, bet istorija, galima sakyti, jis pakankamai rami asmenybė, kukli, jeigu analizuojant, klausant jo galybės interviu, kiek jis padarė. Jis, aišku, nebuvo labai mėgėjas, bet savo keliams draugams, kurie turi radio laidas, jisai yra daug pasakojęs ir davęs galimybę analizuoti psichologiškai. Tai yra pakankamai ramus įdomus žmogus to, kad jis, aš čia užbėgu už akių, kaip jau dabar apie rezultatą, bet jisai niekad nedarė jokio biznio iš to, ką jis galėjo iš tikrųjų padaryti, kai jisai išėjo su savo medžiaga ir tapo skandalinga asmenybė per parą. Toks buvo ir yra Bob Lazaras. Ir jisai teigia, kad jis dirbo Area 51, išverskime, tai kaip teisingai pasakytume, teritorijoje 51 ar vietovėje. Tai yra ta pagarsėjusi dabar jau visuotinai žinoma karinė bazė, didžiulė, kur yra Nevados dykumos teritorija ir netoli Las Vegas, maždaug 100 mylių nuo ten. Ir trumpiau apibrėžiant, Bob Lazaras buvo paimtas iš civilinės terpės tam, kad pakeisti tuo metu, kaip teigiama, galbūt žuvusius keletą mokslininkų, kurie dirbo ten ir dirba tokiam egzotiškam projekte, kaip kad rekonstruoti, ištyrinėti, reiškia, ir pabandyti atkurti arba suprasti, kam reikalingi tam tikri įrenginiai iš tariamai nukritusio skraidančio objekto priklaususio ateiviams. Ir Bob Lazaras buvo paimamas į tą vietą, S4 vadinasi, toj bazėje, kur yra daugybė angarų, daugybė sekcijų, ten buvo sukurti žymus Amerikos kariniai lėktuvai tose bazėse, kas yra jau dabar oficialu, pradžioje irgi buvo taip pat slepiama. Buvo ilgą laiką ta bazė absoliučiai užslaptinta ir net buvo laikoma, kad tokios teritorijos nėra, neegzistuoja. Ir tik tai, kai buvo satelitinė nuotrauka padaryta 1968 metais Rusų satelitas špionažinis padarė tą nuotrauką ir tada teko pripažinti, kad bazė iš tikrųjų yra. Žinoma, tai nereiškia, kad galima tada tuo būdu pasiremti ir priimti pilnai tos teiginius, kuriuos paskelbė Bob Lazaras, bet pati bazė iš tikrųjų yra. Ir jo teiginiai sekantis jis įsidarbino ir vos ne pačioj pradžioje iš kartais buvo pristatytas į savo naują darbą ir jam parodytas šitoks objektas. Čia yra dailininkų bandoma atkurti pagal jo pasakojimus, aišku, nėra fotografijų, iš tokių vietų nieks neišneša fotografijų, jis yra skaitęs tam tikras darbinės dokumentacijas, bet žinoma, taip pat neturi nieko su savim. Ir kaip teigiama, jis turėjo prie to objekto, jis buvo iki to absoliutus skeptikas, absoliutus fizikas skeptikas ir turėjo draugą ufologą, kuris tuo metu jau televizijos eterį Las Vegas KLS televizijoje, toks žymus iki šiol, aišku, žymus ufologijos žmogus ir tuo metu žymus diktorius ir laidų vedėjas George Knapp, jisai paleido visą seriją ufologinių laidų, tuo metu vienu iš pirmų, tai yra laikas 1989 metai, pabaiga 89-ųjų. Ir visai neseniai tos laidos buvo praėję ir Bob Lazaras beveik netikėtai susipažino su vienu iš tų ufologų, kuris kaip tik buvo tų laidų iniciatorius ir kuris pasakojo tas visas istorijas. Ir jie kalbėjo, ir jis absoliučiai netikėjo, ir staiga jisai dirba tenais ir taip yra teigiama ta istorija. Ir jisai pateko tiesiog tiesiai į angarą su šitais objektais ir dar jis buvo pastebėjęs keletą kitų angarų, va ten viršutiniai nuotraukai matoma pagal jo pasakojimą, kur galbūt stovėjo dar keletas tokių sveikų ir apdaužytų objektų jau kitos formos. Įdomu, kad tam vieno objekto buvo užkabinta Amerikos vėliava ir pirmas įspūdis Bob Lazarui pagal pasakojimus buvo tai, kad tai visą paaiškina visus šitos apsireiškimus. Nieko savo. Reiškia, kokį jie dalykai daro. Jis, aišku, turėjo, mes ten viršuje matėme, Bob Lazaras turėjo tam tikrą patikimumo laipsnį, čia kampe matome išduotas, jam buvo, jis išnešė vienintelį išnešė iš ten šitą darbo pažymėjimą.
kampe ten yra S4 parašyta iš tos bazės. Ir jis turėjo patikimumo laipsnį leidusi tiem jo darbdaviams paimti jį į darbą. Aišku, nes dažnai tai išlieka kontroversija, kaip jie būtų paėmę civilį, tokį nepraėjusi visų testavimų pilnai. Bet yra įvairių pamastymų, kodėl jis galėjo pakliūti tenais. Pagaliau, daugybė darbuotojų turi patekti tas bazės, ne visi jie galbūt praeina tos testavimus. Bet čia jau detalesnė analizė. Aišku, bet pasakojimas jo toks, kaip jis pateikė. Kiti objektai buvo matyti jo ir jis taip pat buvo viduj ir kadangi jis buvo fizikas, ir netoks jau paprastas fizikas, Bob Lazaras iki tol buvo sukūręs automobilį, kuris buvo varomas praktiškai reaktyvinį variklį buvo įsistatęs tuo metu automobilį 1989 metais. Dabar tai jis yra jau sukūręs, užpatentavęs pilnai technologiją leidžiančią vandeniu automobilį važiuoti. Ir tai galėtų būti pilnai montuota automobilyje ir galima būtų pilti vandenį ir važiuoti automobilių be benzino. Daugelis žmonių netikė ir tuo. Daugelis sako, kad tai fantazija, tai juokinga, tai negali būti. Bet tai yra galybė tokių atvejų ir tai yra užpatentuota oficialiai iš tikrųjų. Bet Bob Lazaras buvo išradingas visada ir galbūt dėl to jis pateko tuo metu tenais, tai yra tokia nuomonė, aišku. Galbūt jis visą tai fantazuoja, bet vienas iš įdomiausių, kas yra Bob Lazaro pusėje paliudijimų, tai yra tai, kad keli žmonės, kai jis pradėjo dirbti toj laboratorijoje, slaptoj, kur yra bazėje, ir jis buvo vežiojamas pirmin atgal su autobusu į lėktuvą, skrisdavo atgal, nes bazė pakankamai toli nuo tų tokių savotiškų bendrabučių, kaip aš suprantu, kurie gyveno tuo metu, ir tai ten apartamentų, kuriem buvo išduota, kai jis dirbo, nes tai buvo, aišku, tam tikros kategorijos darbas, jis žinojo, kur eina. Žinoma, ne iki galo, jis nesuprato, kur jis pateks. Pirmas įspūdis buvo, kad čia buvo, galbūt yra tiesiog kariniai objektai, kurie imituoja arba bando pakartoti kažkokius tai įspūdžius žmonių pasakotus, ar galbūt tą seną vokišką technologiją bando vystyti, kur mes matėm keletą. Bet netrukus įsitikino, kad technologija yra per daug pažengusi priekį, nelabai gali būti bent jau oficialiai žemietiška, mūsų sukurta tuo metu. Ir skeptiškas Bob Lazaras buvo šoke ir jis išėjo į viešumą, žinoma, ne iš karto, prieš tai įvyko konfliktinės situacijos su jo darbdaviais ir visa ilga istorija, kurios jau dabar galbūt negalėčiau siplėsti pasakoti, bet esmė tame, kad jis buvo sukvietęs keletą žmonių ir pasakęs, kad 9 valandą trečiadieniais jie testuoja tą objektą ir galima privažiuoti pakankamai arti. Tuo metu galima daug arčiau buvo privažiuoti prie bazės negu kad dabar, nes po kurio laiko teritorija buvo išplėsta, todėl kad daugybė smalsuolių ėmė plūsti prie tos bazės po Bob Lazaro pasirodymo televizijoje. Bet tuo metu to nebuvo ir grupė draugų nuvažiavo jie ir tada, kai buvo pasakyta, kad objektas pakils ir matysi šviesa, jis bus testuojamas, jis judės, tuo laiku tai ir įvyko. Tai buvo, aišku, naktį, čia yra imitacija, yra bandymas dailininko pakartoti, bet tuo metu buvo naktį ir buvo tas objektas užfiksuotas, užfilmuotas ir galiausiai tai jos irgi buvo parodyta KLS televizijoje, tose George Knapo laidose. George Knapo laida ir buvo ta, kuri išviešino Bob Lazaro, leido jam pasisakyti, kai jis jau jautė, kad jį persikėjo, kad taip teigiama, kad jam galbūt gresia būti eliminuotam iš taip sakant, žmonijos gretų ir to mažai kas būtų pastebėję, nes jis nebuvo koks tai žinomas mokslininkas ar asmenybė, kurios tikrai kas pasigestų. Vat jis išėjo į televiziją ir kaip nebūtų keista, tas skandalas išgelbėjo jį taip vat, pagal tą grinai žurnalistinį požiūrį žiūrint. Taigi, kas yra jo pusėje, tai yra tas įdomus faktas, kad jis tai žinojo, kada yra objektai testuojami. Galima galvoti, skeptikams žiūrėti, kaip nori į tos objektus, į jų kilmę ir kas ten iš tikrųjų buvo testuojama, bet pats faktas buvo tikrai. Jis tai dirbo ten, jis žinojo, kada yra leidžiami objektai. Jis teigia, kad languose matosi tokie daikčiukai, kai, įlipi į vidų. Ir čia jie šalia su tuo žmogum, kuris yra vienas iš liudininkų ir sudaręs visą tą situaciją, kad jinai tokia buvo. Bob Lazaras susitiko John Lear ir jie abu kartu atsidūrė toj televizijoje pas laidų vedėją George Knapo. Ta istorija, jeigu ją pasidomėjus, jinai labai logiškai, jinai buvo tyriama žurnalistų, ufologų ir skeptikų įvairiausiais galais tąsoma, kaip tik nori ir padaryta galybė interviu ir pakankamai daro įspūdį, todėl kad tai yra iš tų klasikinių istorijų, kurios nebuvo nei paneigtos, nei pilnai pripažintos, žinoma, nes daiktinių įrodymų jie neturėjo jokių. Be šios istorijos praktiškai joks pasakojimas apie tą Area 51 nepilnas ir ufologinė viena žymiausių.